Лауре. Третья карт бяусі сасілас. Третья карт. До черчику давай. А Райма давай доленьки дасть. Ты да бяуся до черчику спасибо. Давай. Герой. Райма первым оставай им. А, королю, скубяуся в таре. А вот dabar turiu du tozus, dabar tu tikrai šakės, kaip sakoma, tata. Да его тут čia paistai nesąmonės atsisėdės. Kaimynas armatas turėtum. Dabar blefuot prie kartų stalo. Taigi aiškiai matau, kad vienas tikrai netūzas. Kurgi netau? Tai šitas rūpužė dalindamas ne taip kartą padėjai. Nebelašiu, sukčiai, banditai, apgaudinėja, tam žinai, mani nebelašiu. Tai palauk. Nesnervuok, nebelašiu. Bet tai dabar suskaičiuos, mada, kaip čia yra, pažiūrėk. Va šituos pralaštos čerčikus paversma kalventuojant ant valiutą, va. Lietukas, dujanai, 3, 4, 5, 6, va, 8 štamstas litai. Skaičiuok kaip nori, neskaičiavis, bet daugiau aš šitom jūsų kartom išvis niekad gyvenime nebelašiu ir pinigų nemokėsim. Va, kad užgėdoja. Nebispykim, argi verta dabar geriem kaimynam, geriem vyram suspyk dėl 8 litų. Pamyslik 8 litai, kas gyti pinigai. Matai, kad 8 litai, tai jau 6 batonai išeina, va, tai tau paimti tai lengva. Šitos 8 litus mane atiduoti sunku ir išvis nebelašiu, pasakiau. Mani apgaudinėjat visų laik nebelašiu, pasim savasiu. Dausiau, jeigu pats asilų užraji, tai ir turėk. Nebelaši kartam, galim lašt domina. Man jūsų šitas domino visai nesudomino. Tas nebesnervuok, Raima. Anuka, bėk atneš greitai domino. Mums vis tiek tie patys pinigai. Na kaip? Na tai jau dvakeliais ataja. Nusimk šitų maskį perkūnai. Sakiau, atnešk domino, kur kauliukai padėti su taškeliais. Nu. Tata, domino nebėr su taškeliais kauliuku. A kur? Šarikui sušėriau. Perkūnai. Šitą žiūrėkit, jeigu reik kauliukų, taigi aš čia vakar vištų valgiau, tai ir kauliukų. Tik matai pas man švieži, bet taškelių dadu. Nu, ko jūs čia tauzėt nesąmonės? Nu, nesvarbu. Sunervavot Raimą, atneš šaškės. Nu, tai kad tata šaškių irgi nebėra. Tai už Šariko irgi sušėrė. Tai jau Šarikui pas per naujus metus įspragdinai. Nematai dausi, kad jie čia fejerverkai buvo. Tata nuo kariuomenės laikų šašką dim turėjo dausių zapasijas. Ai, nustokit nesąmonės. Tadu va, da gimė viena mintis. Stepai, Kas yra? atnešk lotą. Ateina lata ar telelata, koks bilietas, kurį? Na va, nu su dvakais nesudars, nesvarbu. Duok davai biausi 8 lietus ir vsio, atsikrytį. Žiūriu, vat baraniuk, tu tai va kaip tikras šitas lošimą magnetas, ne taip pasakiau, magnatas, va. Visokių žaidėjimų prigalvoji įdomiausių, aha. Biausiau, braliuk, neblaga tavo mintis. A dėl to interesna būtų dabar va. Pas mum lašymo namai, iškabų pakabinčiau gražių, va, braniuką lašymo namai įsivaizduoja. Matai, vat lošimą namuos kaiminiai, tai jau neužkiši su savo domino, šaškiam visokiam ar kortom. Ten reik aparatūras, reik technikos, reik stalų, reik kreslų visokiausių. Nupirktumėm tenisą stalų, tada biliardą stalų. Eik tu biliardai, trauk rankas iš genių, kažką gal kiti biliardų atsisėdys muši dabar. Anas da pakamanda. Matai, dar svarbiausia, kad reikia ruletės, va, kam reikalas. Ruletės? Nu, Prašau ruletę, 3 metrais hakus. nu, tai matai, tai vat ruletė, tai ne tokios ruletės tai reikia, bet to, tai matai, lošimo namuos reikia dailių, žavių, gražių, dailiosios lyties atstovių, va. A, tai matai, biausiau čia įdomiai turakuoja, bet tai pradžioje jau klientūra stebuklą neturėsma, tai viena stefutės davaliai spės apsiliuomti. A kągi pasižiūrėkit, mūsų stefutė kaip gerai įsilaikęs. Aha. Aš dėl to steputė, žinai, ausis tau nurausiu. O dėl įsilaikymą, tai vaikas teisus. Aha. Aš tau, biausiai, tai ko, tau nepatinka, ne? Tai nepatinkite, Nustokit, tai kas čia dabar dar per kabinėjimą įsipradės, meilai prispažink. Ale, tu tėvė, tai jau nebūk pavydus. Aš sakau, jeigu nedaug žmonių, jeigu ti pavalyt stalus, jeigu ti maistą atneštų, žinok, aš galiu, man tik tai pinigus mokėtų. ne apie tokį aptarnavimo eina kalba.
kalba. Nu, tengi bus klientai pinigingi žmonės, jiem reik, vat, seniausias profesijas atstovių paslaugų. Nu, va, tai, dėl įsilaikymą, tai nieko prieš neturiu, nebloga nusipūtė. Nustok, Biausiau, čia nenorėk vėl su kaimynu suspyk. Žiūrėk, a kokia tai seniausia ta pasauly profesija, a? Aš žinau, Nu, kosmonautas. glušas, a ne kosmonautas. Nu, vėl nieks nesupranta, apie ko aš kalbu. Aš sakau, kad ta profesija yra, nugi šita, kur geriausiai apmokama. Nu, tai... Biausi, jeigu geriausiai apmokama, tai ir aš sutinku dulkės pašluostyti. Tai, nustok, Mač. Žiūrėk, Biausiau, tai jeigu tu sakai, tai gerai apmokama ta profesija, tai gal ir aš galėčiau pasdarbuoti, a? Ir aš norėčiau pinigėlę dobrai užkalti. Nu, jūs čia būtų kalbat nesąmonės kažkokias. Kaipgi tai galima vyras, nu, nors pravda vyras su vyru šiais laikais gal ir galima. O, teisybė. Lepsėmai prasidėjai. Stepa, prievalį. Tu žinai, tėvai, kuonas man čia dabar siūlė. Nu? Man iš gryčias, tu mes ar matė, tik staigiai. Domdėk, čia tu per kūną šitą familiją daugiau mano čia nikojas nebus jūsų šitą greitį. Eik iš čia, tu eik. Staput, taigi palauk, ką reikia žmogus? Steputės gauk. Nu, taigi Danas nepaaiškina, kas tai ta profesija taip gerai apmokama. Aš to jums paaiškinsiu. Nu? Mes ar matė, tu kaip tau negėda senas žmogus šitokius dalykus kalbėti. Iš mano grinčias vonkia kojas nebūtų, supratė, prostitutai tu prakeiktas. A, tu matai? Tada ir aš Ramandėlį nebenorėčiau klientų aptarnauti. O man tai belė tik pinigėlę, būt aš sutikčiau. Suts, aš jums išmau čia būtų.